Nuolatinis bėgimas, rūpesčiai, skubotai atliekami kasdieniški darbai ne visada palieka vietos iššūkiams. Ne visada jų ir norisi. Prarastas poreikis kurti, laužyti įsisenėjusius ir dažnai neteisingus stereotipus neretai užmigdo mus. Tuomet kritikuojame arba tylime. Tad šiandien apie kitokius sprendimus, kitokią mokyklą ir kitokią patirtį. Vieną dieną atsitiktinai visai Tiflotyros skyriuje aš radau tokį rankraštį, atspausdintą mašinėlę, žodžiu, ir ten buvo išversta knyga iš anglų kalbos apie neįgalių integraciją. Ir rašė apie tai, kaip vaikai turintys negalių mokosi kartu su sveikaisiais. Aš tą knygą perskaičiau ir iš tikrųjų praradau ramybę. Ir aišku, dabar aš jau taip nebegalvoju, kad vaikai, kurie naudoja Brailio raštą, turi būti internatiniai mokyklai. Ne. Aš manau, kad jie puikiai gali mokytis kartu su visais, tik tai yra svarbu, kad jie turėtų priemonės, reikiamą techniką, knygas, mokymo priemonės. Ir manau, kad atskirose ugdymo įstaigose turėtų būti fiziškai labai silpni vaikai, tie, kurie ir didelį intelekto sutrikimą turintys, fiziškai labai silpni, tie, kuriems reikia tokios tausojančios, ramios aplinkos. O visi kiti gali mokytis kartu. Taip Vilniuje Lazdynuose prieš daugelį metų atsirado Versmės vidurinė mokykla. Netradicinė ir kitokia. Čia iš visų besimokančiųjų 30% yra neįgalių vaikų. Nestandartinių sprendimų dėka mokykla suteikia galimybės visiems. Ir tiems, kurie turi tik fizinę negalią, ir tiems, kurių galvelėse pasaulis kitaip sudėliotas. Atmosfera čia tikrai neįprasta. Ir tai liudija patys vaikai. Man atrodo, kad tai yra labai gerai, nes tai naudinga ne tik man, kaip pabendrauti ir su sveikais, kad nesijausti skirtinių labai. Ir tiem sveikiesiam, kurie kad pamatytų ir kitokių, kad suprastų, išmoktų, gal bendrauti su jais. Ir panašiai. Na, aš iki 2003 metų vaikščiau. Po to ten buvo tokių problemų, ten darė operaciją ir nuo tada iki dabar nevaikštau. O šiaip visą ten kitą problemas, tai nuo gimimo. Pirmas dienas, kai tai įvyko, galbūt buvo sunku, kažkaip visą laiką be nuotaikos, bet po to pakalbėjau su mama ir tada aš buvau Amerikoje, ten operavome ir pakalbėjau su tais visais daktarais, tenais jie visi linksmi, nuotaikos geros. Tiesiog padėjo atsistatyti ir nuo tada viskas gerai. Aišku, būna akimirkų, kai sunkiau, bet šiaip viskas dabar jau normaliai. Šiaip man patinka šitą mokyklą, kad ta prasme, vaikai, kaip gatvėje nesižvalgo, nežiūri, ta prasme, jie pripratę prie to ir tiesiog jiems tai jau, kaip sakant, kasdienybė. O, tarkim, už mokyklos sienų gatvėje kažkur tai dar paimti tos žvilgsnius? O ar pikta yra, kad tokių dar žvilgsnių būna, ar liūdna, ar skaudina? Ne, tai žmonės su laiku supras, tai arba jie nesupras, tai tiesiog nei skaudina, nei džiugina. Nėra taip, kad ar liūdintų, ar džiugintų. Tiesiog. Pripratus jau? Ja. O mažesnė, kai buvai, tai lengva buvo prisitaikyti prie tų žvilgčiojimų tokių, ar būdavo, kad ašarodavai dėl to ir klausdavai tėvų, kodėl taip? Ne, nekreipdavau tiesiog dėmesio. Tai iš kur tu tokia drąsi ir stipri? Nežinau. Na, o galiu paklausti tiesiog, ar tu nuo mažens sergi, ar šiek tiek jau suaugus susirgai, ar pameni? Ne, aš nuo mažens. O kaip tu pati susipažinai su savo liga, ar tau tėveliai pasakoja, ar pati kažkaip savaime pripratus esi, kad yra taip ir ne kitaip? Na, jo, pripratus tiesiog taip yra. Jeigu tavęs paklaustų, kokie yra pagrindiniai pliusai tokios mokyklos žmogus, kuris sakytų, gal man netrikdys ta aplinka, gal man nepatiks ir panašiai, tai ką pasakytum jau? Tai va būtent, dėl to, kad netrikdytų, reikia ateiti į šitą mokyklą. Nes prieš ateinant, kaip ir sakiau, man šitą mokyklą atrodė gan baugoka ir aš tikėjausi labai blogai. Ir kai, pavyzdžiui, važiuodavau atostogauti kur nors ir pamatydavau žmonės invalido vežimėliuose ar šiek tiek kitokius, aš tiesiog stebėdavau juos ir gan truputėlį išsigąsdavau. O dabar negali būti tokio dalyko, nes tai yra normalus žmogus ir aš pripratau prie to ir reikia kiekvienam žmogui priprast, nes jie yra tokie patys kaip ir mes. Šiaip elgesi, man atrodo, sulygiai. Mokytojai irgi nekreipia dėmesio, jam tai neaktualu, man atrodo, iš viso. O mokiniai tai irgi. Kaip sulygiai tikras.
bent jau su manim tai lygiai taip pat. O nesinorėtų kartais skirlingiau būti? Ne, Na, kodėl? nežinau, nenorėčiau išsiskirti iš kitų. Man nepatinka išsiskirti iš kitų. Man čia kaip namie. Visai kaip ateini, iš vienų namų ateini į kitus namus. Ir čia irgi tavo šeima, tavo bendruomenė ir labai gerai. Aš manau, kad tie vaikai visiškai nenori gailesčio. Jie nori, kad juos priimtų visi kaip ir visus, kaip visus, apskritai kaip normalius bendruomenės narius. Jie lygiai taip pat nori ir paišdykauti, lygiai taip pat ir patinginiauti kartais. Jiems norisi o mokytojui, nežinau, kantrybės ar reikia, nežinau, turbūt ne. Tiesiog aš manau, kad labai yra reikalingas teisingumo jausmas, kaip ir visur kitur. Tai mokykla, kurioje labai daug tariamasi, diskutuojama, ieškoma ir atrandama. Čia nėra gailesčio, bet dalijamasi supratimu ir tolerancija. Ugdomos vertybės keičia paauglių požiūrį, atrandama visai kitokia patirtis, o maža bendruomenė suteikia jaukumo. Aišku, kartais gerai, kad pažįsta, nes negali ten pridaryti rūpesčių visokių mokyklai, kai didesnės, tai ten kyla visokių problemų dėl turtų ir panašiai. O šitoj, tai man atrodo, aišku, kai kam gal nepatinka, kad maža ten yra visokie draudimai, ten išeik per pamokas iš mokyklos, per pertraukas ir panašiai. Bet šiaip pakankamai gerai. Patiem tai tėvam, man atrodo, turėtų patikti, kad jų vaikai yra prižiūrimi. Na, jie sako, kad yra labai svarbu, kad šitoje mokykloje vaikai, kad ir yra tam tikras toks stiprus vertybinis ugdymas, jiems tai yra labai svarbu. Ir ypatingai tame laikotarpyje, kai vertybės šiek tiek yra susimaišiusios mūsų ir galbūt jau sunku besuprasti, kas yra vertybė, o kas ne, tai šitoje mokykloje mes labai aiškiai, mes turim labai aiškų stuburą vertybinį ir mes tikrai žinom, kas yra vertinga žmogui, o kas yra tik blizgučiai, kuriais nereikia žavėtis. Tėvams tas yra svarbu, jie tikrai galbūt labiausiai, ką jie akcentuoja, dėl ko atveda čia savo vaikus, tai būtent šitai. Žinoma, vertybės labai, jos stipriai išaugo bent manyje, taip aš pradėjau labai stengtis vertinti kiekvieną savo galimą veiksmą ar kiekvieną savo turimą kūno vietelę. Taip, kad aš turiu rankytę, kojytę, kad aš galiu vaikščioti ir stengtis padėti tiems žmonėms, kurie to neturi arba turi šiek tiek sudėtingiau. Tu pasimėjau žmogus, kuris turi negalią, mokytųsi paprastoje mokykloje, jam būtų sunkiau tiesiog prisitaikyti, nes ir vaikų ten visi sveiki, daugiau žvilgsnių būtų, o čia yra, kaip mišinys ir sveikų, paprastų vaikų ir su negalio vaikų. Tai, nežinau, man patinka šitą mokyklą ir aš tikrai keistos nenorėčiau. Tai iš tikrųjų išugdo labai didelės vertybės, tu visai kitaip matyti pasaulį, tu nebebijai to, ko galbūt bijo visi aplinkiniai tavo, tu ir drąsos įgauni ir kažkokios paspirties. Tu galbūt, aš dabar kaip aš apie save šneku, man tokia ir tada noras toksai kažką daryti, kažką stengtis dėl kažko, nes kai tu matai žmonės, kurie negali, tu galvoji, tai aš dar padarysiu dar ir už jį. Ir tada tikrai kažkaip labai geriau gyventi. Jeigu vaikas, kuris nevaikšto, jis negali atsistoti ir eiti, tai jie pasidėję žaislus ant kilimo, visi susėda, kartu ropinėja ir žaidžia pradinukai. Tokiu būdu ir tada iš tikrųjų, kai aplinkiniai prisitaiko, tai tarytum ta negalė ištirpsta, jos kaip ir nėra. Visi mes vaikštom 4 dabar. Aišku, maži. Vyresni sugalvoja kitokių dalykų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad atėjau šitą mokyklą, nes pamačiau to, ką turėjau suprasti, ta prasme, kad kitokie žmonės tai yra tie patys žmonės, tai esame mes ir kad tiesiog jie truputėlį gal kitaip atrodo arba truputėlį kažko negali, bet jie kitoje vietoje daugiau gali negu mes.